Panašu, kad 75-ojo jubiliejaus sulaukusi Ukmergės technologijų ir verslo mokykla pasišovė nepasiduoti laikui. Aibę mokymo programų, modernes dirbtuves, puikias gyvenimo sąlygas siūlanti mokykla, kupina iniciatyvų, atvira, nuolat tobulėjanti, siekianti tarptautinio pripažinimo. Tačiau svarbiausia, įgijusi nesugriaunamą autoritetą savųjų mokinių akyse, kurie jaukioje, saugioje aplinkoje ir patys kūrybingi, aktyvūs, motyvuoti. Mokyklą rekomendavo buvus prezidentė ir šiaip keli draugai jau čia baigė viską, tos savo mokslus, egzaminus, nežinau, patiko. Atmosfera čia šitoj mokyklai labai puikiai, daug užklasinės veiklos, pats esu mokyklos garso operatorius, viskas čia labai puiku, mokytojai supratingi, pagarbus vieni kitiems ir tiek mokiniai, tiek mokytojai, labai lengvai, puikiai viskas čia klostosi. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje rengiami kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriai, automobilių mechanikai, logistai, ekspeditoriai, technikos šaltkalviai remontininkai, suvirintojai, apdailininkai, virėjai, smulkiojo verslo organizatoriai, baldžiai, metalo apdirbimo staklininkai ir dar 10 profesijų amatininkai. Laukiami ne tik baigusieji pagrindinės mokyklas, bet ir po 8 klasės. Mokytis gimnazijos skyriaus 9-ojoje. Atėjau čia, nes labai pasiūlė tėvai, sakė geri mokytojai, direktorius šaunus pavaduotojas. Randu užimti savo laisvą laiką, lankydama visokius būrelius ir čia toliau liksiu mokytis. Mokusi 9 klasėje, nes pasiūlė sesė, pusbrolis ir čia galima daug ko pasirinkti, daug būrelių ir ieškau savo kelio. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla pasirengusi kiekvienam pagal užmojus padėti įgyti pagrindinį, vidurinį bei profesinį išsilavinimą. Negana to, mokymo programos tokios įvairiapusės ir atitinkančios darbo rinkos poreikius, kad didžioji dalis jaunimo kartą pravėrusi šios mokslo įstaigos duris ketina čia užtrukti ilgėliau, nes artimiausiąją savo ateitį bent keleriems ateinantiems metams jau suplanavo. Patinka gaminti iš tikrųjų, virti viską, tai po 10 klasių vėl bandysiu čia stoti ir imsiu specialybę virėjų. Mokyklos pasididžiavimas – šiuolaikiškas sporto kompleksas, kuriame sporto, treniruoklių salės, aerobikos studija, mobilios tribūnos, todėl varžytis mini spartakiadose, tarp grupinėse krepšinio, tinklinio, stalo teniso varžybose vienas malonumas. Taigi nieko keisto, kad Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai puikuojasi Respublikos ir pasaulio čempionų titulais. Lyderiauja mokyklos bendruomenė ir projektinėje veikloje. Šiais metais, mokslo metais, virš 50 mūsų moksleivių pabuvojo įvairiose praktiniuose užsienio šalyse. Tai ir Italijoje, Škotijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose, Danijoje ir kitose šalyse. Ten jie dirbo, praktikavosi, taip pat ir jiems buvo sudaryta ir kultūrinė programa susipažinti su tų šalių jaunimo gyvenimu, kultūra ir papročiais ir gamta. Nemažiau intensyvesnė kasdienybė laukia ir naujokų. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla jau laimėjo 7 partnerystės projektų, todėl nuobodulio gintis nei mokiniams, nei mokytojams neteks. Svečio šalis nekantrauja sutikti ukmergiškius, o šių specialistai pasidalinti sukaupta turtinga patirtimi. Mokykla taip pat įdėjo nemažai pastangų, kad taptų naujų investicinių projektų dalyve. Mes esame numatę atnaujinti toliau mūsų praktinių mokymų bazę. Taip pat bus atnaujinama automobilių specialybės praktinių mokymo bazė, kur numatę esame investuoti virš 15 milijonų litų. Todėl kviečiame visus Lietuvos moksleivius, kurie baigė bendrą lavinimo mokyklą, atvykti pas mus. Tikrai neapsiriksite, čia jums bus sudarytos kuo geriausios mokymosi sąlygos, gyvenimo sąlygos ir taip pat popamokinė veikla, kur jūs galėsite save tobulinti. Mokyklos vadovas viliasi, kad ugdytiniai įgiję profesiją ne tik dirbs, bet ir mokysis toliau tiek užsienio, tiek Lietuvos aukštosiose mokyklose. Kad taip bus,
neabejoja nė patys absolventai. Esu logistas ekspeditorius. Kodėl pasirinkau šitą specialybę? Nes aplinkui jos, kur aš gyvenu Jonavoje ir aplinkui mano miestą, buvo ne tik Kaune. Kauno, kadangi gerai nepažįstu, pasirinkau Ukmergę, čia gyvena šiek tiek mano giminių. Ir aš manau, kad man tikrai nesigaliu, kad čia pradėjau mokytis. Planuoju stoti mokytis aukščiau logistiką ir ją konkretinti. Todėl, kad logistika yra labai platus mokslas. Galvoju apie karinę logistiką arba apie laivybą. Beje, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai gyvena viename iš naujausių šalies bendrabučių. Jų patogumui bevielis internetas, biblioteka, skaitykla, o vaikučius auginantiems net vaikų darželis, kuriame laukdami, kol tėveliai grįš iš paskaitų, jų mažyliai bus saugūs, sotūs, užimti lavinamaisiais žaidimais. Vaikų darželis, džiaugiasi mokyklos bendruomenė, unikaliausias ir didžiausio pripažinimo sulaukęs sprendimas. Ką jau kalbėti apie galimybes atsiskleisti patiems įvairiausiems talentams. Mokausi logistikos ekspeditorijos specialybėje, taip pat esu mokyklos fotografė, esu daug kadrų padarius šitoje mokykloje, taip pat mokyklos dėka, mokyklos valdžios dėka turėjau čia autorinę savo darbų fotosesiją ir parodą. Iki tobulumo, juokaujama mokykloje, testinga tik stadiono, kuris netrukus bus. Kaip ir futbolo aikštėjame, bėgimo takai, krepšinio, tinklinio, rankinio, lauko teniso aikštynai. Bet kas svarbiausia, jau yra. Vaikai visada teisūs. O šitoje mokykloje atėjau todėl, kad jinai yra geriausia Ukmergėje, jinai atrodo labai gražiai ir čia yra smagiausi, linksmiausi žmonės. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Tavo sėkmės kelias.